Simptomai, į kuriuos nenumok ranka. Sveiki, sveiki, čia Birutė ir aš tau noriu papasakoti trumpai apie kelis simptomus, kuriuos dažniausiai žmogus numoja ranka, bet jie gali signalizuoti labai svarbų dalyką. Ir apie kągi aš? Apie nuovargį, tokias atrodo nervai iš niekur, neišsimiegojimas, nors ir jis atrodo 8 valandas miegi, bet atsikeli, nėra jėgų, nėra noro keltis, galbūt tave kamuoja blogas virškinimas, galbūt tave kamuoja užkietėję viduriai, žarnynas, tinimai nuolatiniai, kapšeliai po akimis, geltonuoja oda ir dar krūva simptomų. Ir jie signalizuoja, kad organizmui reikia pagalbos. Kokios pagalbos? Tai yra organizmo valymas. Nes tu gali maitintis ir labai sveikai, bet mūsų iš tikrųjų tiek daržovės, tiek vaisiai, tiek visas maistas yra labai stipriai apdorotas, ar ne? O tas apdorotas kuom? Tikrai nepaprasta druskytė, ar ne? Tikriausiai chemija, kur kaupiasi? Kaupiasi mūsų organizme, kaupiasi mūsų kepenyse. Ir jeigu tu negauni pakankamai vandens, jeigu tu negauni pakankamai gerųjų dalykų mūsų kepenims, tai mūsų kepenys detoksikacija užsiema ir jom darosi per sunku, jom darosi vis sunkiau ir jos neišneša viso to brudo, kaip sakant, iš organizmo, tai reiškia, jos neišneša vaistų, nuo maisto visko susikaupus, nuo alkoholio, ar ne, tu gali maitintis labai sveikai, bet tu vis tiek gausi nuodų, kaip sakant, su maistu. Kitas dalykas - vaistai. Kepenys atlieka tą detoksikacijos funkciją ir jeigu tu gauni vaistų, o ypatingai jeigu dar stiprių, jos nespėja irgi tai apdoroti ir išvalyti ir visą tai skleidžiasi nuodėsi mūsų organizme. To pasekoje mes jaučiamės labai negerai, plus viskas viduriuose. Jeigu pas tavai yra užkietėję viduriai ir išeini į tualetą mažiau negu 2 kartus per savaitę, tai jau yra liga, patikėk. Puvinys vyksta organizme. Tai jeigu tu nori geresnės savijautos, jeigu tu nori energijos, jeigu tu nori, kad to veido nebertų, jeigu tu nori iš tikrųjų, kad turėti tą tokį norą atsikelti ryte, kaip sakant, tau reikia išsivalyti organizmą. Nes tau ne tik reikia išsivalyti organizmą, bet jeigu paminėjau simptomus visus, kurio visi galiojantis būna žmonėm, kad nuo pradžios, ką suminėjau, tau reikia detoksikuoti būtinai kepenis, padėti joms. Ką aš darau? Aš šiuo metu, pavyzdžiui, pati valausi organizmą su visa detoks sistema. Pirma savaitė mano praėjo labai puikiai, nors ir valgiau, aš ne ta, kuri nevalgytų kažko, tai jau ten wow, ne. Tikrai valgau ir tikrai ir saldumyno pas mane yra ir. Ką noriu paminėti apie maistą? Jeigu tu keiti kardinaliai viską, iš karto viskas, nuo rytojaus tai visko nevalgau, valgiau viską iš eilės ir keptą, ir rūkytą, ir saldumynus, ir visą kitą, nuo rytojaus jau nieko nevalgau. Dažniausiai organizmas gauna šoką, nerviškai irgi, labai stipriai iš tikrųjų mūsų nervai susijęs su mūsų žarnynu, to reikėtų nepamiršti, nes ne veltui ir tos nemigos, ir depresijos, ir visa kita atsiranda, ir nervų tos atakos, nes mūsų žarnynas funkcionuoja labai stipriai susijęs su mūsų nervukais ir jeigu ten yra užkimšta, čia irgi bus blogai, čia irgi bus užkimšta. Tai jeigu tu labai staigiai viską nutrauki ir pradedi keisti mitybą kardinaliai, organizmas gauna dar didesnį šoką ir dažniausiai mes metame tą mitybą ties kokią 3 diena arba išsikankiname iki negalių, būname stresuoti, pavargę, pikti, ant visų būnam raganiški. Ir po savaitės vis tiek ta mityba baigėsi. Labai džiaugiuosi žmonėmis, kurie maitinasi labai taisyklingai. Aš ateity gal irgi iki to prieisiu, bet kol kas to nėra. Ir aš savo organizmo nekankindama, žinau save, jeigu aš darau kažką labai staigiai, tai pas mane staigiai ir baigėsi. Aš savo organizmo nekankindama pradėjau detoksikacijos sistemą, tuo pačiu vartoju silbinų tramdytoją, tai yra riebalų degintojas, kad mūsų iš maistinių medžiagų neleidžia pasisavinti visiems blogiesiam riebalam į organizmą bei mūsų riebalus verčia šilumą. Tai čia yra augaliniai papildai, su kuriais aš šiuo metu sistemą visą 2 litrai vandens kartu su geruoju detoksikacijos dalykėliu alaviju, kuris ir rūgštis, ir refliuksą patvarko, ir cholesterolį, ir žarnyną, ir prevencija prieš širdies ligas, kas yra labai aktualu iš tikrųjų, nes širdies ligų rizika tai yra beprotiškai didelė, jeigu tu turi širdies ligų, jeigu tu turi jautrų skrandį, jeigu pas tave yra vaistų vartojimas, tai yra nuostabus gėris, kuris padeda detoksikuoti organizmą, padeda virškinimui, padeda, man mezimo nereikia, aš turiu alaviją, padeda žarnyną susitvarkyti, pilvo patimą nuimti. Ir visą sistemą naudojant, man jau pabėgo 2,7 kg per 6 dienas, nes aš tiesiog kasdien tai darau.
Bei nelabai keisdama kažką tais mityboje, tik vienas kokteilis per dieną vietoj vieno valgymo, iš tikrųjų labai lengvai pradėjau mesti svorį. Nekeičiant, nes kalbant apie tai, kad kai staigiai pakeičiame visą mitybą, jeigu tu viską staigiai išbrauki, staigiai saldumynus, staigiai miltus, staigiai dar kažką tais ar ne, būna labai negerai. Aš suvartoju ir saldainuką suvalgau, ir duonos valgau, visko aš valgau iš tikrųjų, ir kotletukas, viskas pas mane eina. Aš tokia, aš pripažįstu, aš to neslepiu, nėra ko slėpti. Ir tiek, kiek aš valgau, aš pagal viską turėčiau pro duris, kaip sakau, netilpti, nes kiek moteris būna nuo oro, kaip sakau, stambėja. Tai aš iš tų, kurie iš tikrųjų pas mane virškinimas pakankamai geras, bet aš dėkoju šiam gėriui, kad jisai pas mane toksai geras. Tai dabar aš vartoju Max alavyje. Nuo pradžios niekam nerekomenduoju Max, nes organizmas turi priprasti, tai yra stipru, tai yra gelis. Ir šiaip organizmui, pavyzdžiui, vaikui, tai yra buteliukas, kas turi refliuksus, kas turi iškietėjusius vidurius, vaikui šito buteliuko pilnam mėnesiui pakanka. Šiuo metu aš buteliuką suvartoju per 6 dienas, bet tai yra labai reikia po truputį įeiti į šitą dalyką, ar ne? Tai jeigu savarankiškai pirksies, nepradėk niekados Max. Visą laiką tarki su konsultantu, kuris žino, ką daro. Tai aš susireguliavau pilną sistemą, tiek valausi organizmą, tiek įpildau Labuką Jūratę, sveiki Danguolė Česlava. Aš valausi organizmą ir jį pildau iš karto, tom, kam reikia. Negalima taip, kad iš karto vien tik šluoju iš organizmo ir daugiau nieko. Ne, jį iš karto reikia pildyti. Daug kas taip sako, o tai vieno papildo neužteks. Ne, neužteks. Reikia visos sistemos, jeigu tu nori labai kapitališkai atsirestauruoti, kaip sakau, ar ne. Tai aš jau restauruojas kapitališkai, aš valausi organizmą, aš noriu daugiau energijos, aš noriu stipraus imuniteto, aš noriu švarios odos, aš noriu labai tvarkingo cholesterolio, jau mano cholesterolis yra 0,3 tos padalos virš normos, bet jau čia yra juokinga, be jokių vaistų. Aš noriu, kad mano kepenys funkcionuotų tvarkingai, aš noriu, kad mano inkstai būtų švarus ar ne, aš noriu, kad mano kraujagyslės būtų detoksikuotos nuo viso brudo, ką mes gauname su maistu, su vaistais, o jų esu gavus gyvenime labai daug. Tai maistas, vaistai, alkoholis, cukrus, viskas tas labai stipriai kenkia organizmui. Ką aš darau? Aš darau detoksikacijos programą su šiais papildais, neribojant savęs, kaip sakant, nėra taip, kad aš išbraukčiau kažką, bet tai yra veiksminga. Neapleisk šitų simptomų, ką paminėjau, jeigu pas tave, kaip ir sakiau, yra nemiga, sunkumas, nėra energijos, jeigu pas tave bėrimai neaiškus, jeigu pas tave sunkumas skrandyje, sunkumas viduriuose, nepūdyk savęs iš vidaus, nes po to tos ligos išlipa. Net ir valgant labai sveiką maistą, dažnam cholesterolis būna labai aukštas, nes negauna pirmiausiai gerųjų riebalų, ar ne, omega yra privaloma prie cholesterolio didelio. Taip pat kepenys. Kepenys būtinai reikia pasitvarkyti, padėti jom, netgi jeigu tu nevartoji vaistų ir alkoholio, jom vis tiek reikia pagalbos, nes tai organas, kuris labai sudėtingai dirba, ne tik širdelė, bet ir mūsų kepenys labai sudėtingai dirba. Ir jeigu tu nori gerai jaustis, tu tiesiog privalai, tiesiog nepabijosiu iš to žodžio, padėti savo kepenim. Ką aš darau? Aš padedu augaliniais papildais, tai reiškia, detoksikuojant organizmą arba tos pačius vidurius susitvarkant, man nebereikia laisvinamųjų, aš natūraliais papildais tvarkausi, o visą organizmą šluoju iš jo viską, kas negera, nekenkiant, o kaip tik padedant savo visam organizmui, tiek kepenim, tiek inkstam, tiek virškinimui, padedant, bet nekenkiant. Ar reikės visos sistemos? Reikės. Ar užteks vieno dalyko? Ne. Jeigu tu kenti simptomus 5, 10, 15 metų ir tu galvoji, kad tu susitvarkysi per dieną, tai ne vaistas, tai augalinis papildas, nemaišyk šito dalyko. Bet aš išgirstu tokių situacijų, kai man plaukai tiesiog net žodžio pasišiaušia. Įsivesk vaizdelius YouTube. Žiūrėk, kaip atrodo pūvantis maistas tavo organizme. Pažiūrėk, kokias problemas sukelia cholesterolis padidėjęs. Tai pažiūrėk, ką daro kepenys. Tai jeigu tau aktualu išsivalyti organizmą, jaustis energingiau, jaustis puikiau, o to pačiu ir numesti svorį, nes, kaip sakant, pavasaris artėja, vasara artėja, po to visos suskupsta, kovo mėnesį galvoja, kaip čia tą suknelę įlysti. Tai aš jau pradėjau. Kas nori kartu? Labukas Aistra, Labukas Viktorija. Kas nori kartu, kviečiu prisijungti. O aš ką? Savo slibinų tramdytoje. Užgersiu skanių alavijų, šiandien dar nusimato tortas, bet nieko tokio. Ir neribosiu savęs, ir valgysiu tą tortą, ir, žodžiu, galiu pasakyti tau taip. Jeigu nori jaustis geriau, nenumok ranka į tos simptomus. Nes jeigu jau išlindo simptomai į paviršių, tai žinok, kad jau organizmas sako, padėk man. Tai jeigu tau aktualu padėti savo organizmui, rašyk man, noriu, arba detoks, žinute ar į komentarus.
ir aš tau galiu padėti. Nes sveikata yra brangiausias turtas, kurį mes galime turėti, norint turėti ilgą ir kokybišką gyvenimą, norint mėgautis ir su vaikais, ir su šeima, ir su artimaisiais, ir su draugais savo gyvenimu, mes jį turime turėti kokybišką. O kokybė priklauso nuo mūsų sveikatos. Tad padėk savo sveikatai, nes tai yra brangiausia investicija į save. Tai Labukas ir Silvija, ačiū labai, kad žiūrit. Jeigu galvojat, kad kažkam bus naudinga, pasidalinkit šio video. O aš tave kviečiu iš tikrųjų parašyti man žinutę ir tikrai drąsiai rašyk, aš atsakysiu visus klausimus, tiek apie kepenų detoksikaciją, tiek apie žarnyno detoksikaciją, tiek apie virškinimo problemas, tiek apie vidurių problemas. Turiu labai daug atsiliepimų, turiu savo asmeninę patirtį, turiu klienčių patirtį. Tai galiu tau padėti, tik tais turėsi manęs paklausyti, jeigu norėsi, kad aš tau padėčiau. Taigi, ačiū labai už tai, kad esi, ačiū už tai, kad žiūri, linkiu likti sveikiems, energingiams, o aš lėkiu į savaitgalį. Iki.